Įsivaizduokite pasaulį, kuriame vešlios girios knibždėte knibžda gyvybės. Krištolo skaidrumo upės teka per žydinčias pievas. Snieguotos kalnų viršūnės remiasi į dangų. Tačiau mūsų planetai gresia pavojus, jos trapų balansas sutrikdo žmogaus veiklą. Mūsų veiksmai turi pasekmių ir laikas veikti yra dabar. Klimato kaita nebėra tolima grėsmė, tai yra dabarties realybė. Tačiau vis dar yra vilties. Kiekvienas iš mūsų turime atlikti savo vaidmenį. Aplinkosaugos įstatymai ir politika yra labai svarbus sprendžiant aplinkosaugos problemas, su kuriomis susidūrėme. Šie įstatymai suteikia sistemą taršai reguliuoti, gamtos ištekliams tausoti ir nykstančioms rūšims saugoti. Tarptautiniu mastu tokios sutartys kaip Paryžiaus susitarimas vienija tautas bendram tikslui kovoti su klimato kaita. Šie susitarimai nustato šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo tikslus ir skatina visuotinį bendradarbiavimą aplinkosaugos klausimais. Nacionaliniu lygmeniu vyriausybės įgyvendina įstatymus, kuriais sprendžiami konkretūs aplinkosaugos klausimai. Pavyzdžiui, Švaraus oro aktas Jungtinėse Amerikos valstijose nustato oro kokybės standartus ir reguliuoja pramonės šaltinių teršalus. Šie įstatymai įvairiais būdais veikia mūsų kasdienį gyvenimą. Jie turi įtakos automobiliams, kuriais važiuojame, produktams, kuriuos perkame, ir oro, kuriuo kvėpuojame, kokybei. Nustatydami žalą veiklą ribojančius veiksnius ir skatindami tvarę praktiką, aplinkosaugos įstatymai padeda apsaugoti mūsų sveikatą ir mūsų planetos gerovę. Klimato kaita yra vienas iš aktualiausių mūsų laikų iššūkių. Klimato kaita lemia didėjantį šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentraciją atmosferoje. Dėl kylančios temperatūros dažnėja karščio bangos, sausros ir miškų gaisrai. Tirpstant ledynams kyla jūros lygis, grėsmė pakrančių bendruomenėms. Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai tampa vis stipresni ir niokojantis. Tarša teršia mūsų orą, vandenį ir dirvožemį. Pramonės ir transporto išmetamosios dujos išskiria kenksmingus teršalus. Šie teršalai sukelia kvėpavimo takų problemas ir kitas sveikatos problemas. Biologinės įvairovės nykimas kelia vis didesnį susirūpinimą. Naikiname buveinės, teršiame ekosistemas, rūšys nyksta nerimą keliančių greičių. Biologinės įvairovės nykimas silpnina ekosistemas ir daro planetą labiau pažeidžiamą. Norint gyventi ekologiškiau, nereikia drastiškų pokyčių. Maži kasdieniai veiksmai gali turėti didelės įtakos. Vienas iš paprasčiausių būdų sumažinti savo ekologinį pėdsaką yra taupyti energiją namuose. Išeidami iš kambario išjunkite šviesą, ištraukite elektronikos prietaisus iš elektros tinklo, kai jų nenaudojate, ir rinkitės energiją taupančius prietaisus. Sumažindami energijos suvartojimą ne tik sutaupote pinigų, bet ir sumažinate savo anglies dioksido pėdsaką. Transportas yra dar vienas sritis, kurioje galite priimti tvarius sprendimus. Kai tik įmanoma, rinkitės vaikščiojimą, važiavimą dviračiu ar viešuoju transportu. Jei jums reikia vairuoti, apsvarstykite galimybę važiuoti kartu arba rinkitės mažai degalų naudojančią transporto priemonę. Vandens naudojimo mažinimas yra labai svarbus, norint išsaugoti šį brangų išteklių. Trumpinkite dušo laiką, pataisykite nesandarius čiaupus ir efektyviai laistykite veją. Būdami sąmoningi savo vandens suvartojimui, galite prisidėti prie tvaresnės ateities. 5. dalis – tvarus vartojimas. Mūsų vartojimo įpročiai daro didelę įtaką aplinkai. Nuo maisto, kurį valgome, iki drabužių, kuriuos dėvime. Priimdami sąmoningus sprendimus, galime sumažinti savo poveikį. Mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti yra pagrindiniai principai. Prieš pirkdami ką nors naujo, pagalvokite, ar jums to tikrai reikia. Ar galite pataisyti ar panaudoti ką nors, ką jau turite. 6. dalis – etiškų pasirinkimų darymas. Mūsų kasdieniai pasirinkimai apima ne tik mūsų namus ir asmeninį gyvenimą. Jie taip pat apima produktus, kuriuos perkame, ir įmonės, kurias remiame. Būdami informuoti vartotojai, galime priimti etiškus sprendimus, atitinkančius mūsų vertybės. Pirkdami drabužius, atsižvelkite į savo pasirinkimų poveikį aplinkai ir visuomeniai. Greita mada, kuriai būdingos žemos kainos ir greita tendencijų kaita, dažnai kainuoja brangiai aplinkai ir drabužių siuvėjams. Ieškokite prekių ženklų, kurie teikia pirmenybę etiškam tiekimui
sąžiningai darbo praktikai ir tvarioms medžiagoms. Apsvarstykite galimybę pirkti mažiau drabužių ir investuoti į kokybiškesnius daiktus, kurie tarnaus ilgiau. Maistas, kurį renkamės valgyti, taip pat daro didelę įtaką aplinkai. Gyvulininkystė yra vienas pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, miškų naikinimo ir vandens taršos šaltinių. Sumažinę mėsos, ypač raudonos mėsos vartojimą, galite sumažinti savo ekologinį pėdsaką. 7 dalis – pakelkime balsą už planetą. Individualūs veiksmai yra būtini, tačiau norint sukurti ilgalaikius pokyčius, reikia kolektyvinių veiksmų. Pakeldami balsą ir pasisakydami už pokyčius, galime sustiprinti savo poveikį ir daryti įtaką sprendimus priimantiems asmenims. Paremkite organizacijas ir iniciatyvas skirtas aplinkai apsaugoti. Paaukokite savo laiko ar išteklių grupėms, kovojančioms už veiksmus klimato srityje, švarią energiją ar gamtos išsaugojimo pastangas. Susisiekite su savo išrinktais pareigūnais ir paraginkite juos teikti pirmenybę aplinkosaugos politikai. Leiskite jiems žinoti, kad jums rūpi klimato kaita, tarša ir mūsų gamtos išteklių apsauga. Įsitraukite į savo bendruomenę dalyvaudami vietinėse aplinkosaugos iniciatyvose. Prisijunkite prie medžių sodinimo renginio, organizuokite kvartalo tvarkymą arba įkurkite bendruomenės sodą. 8 dalis – ateitis, kurią galime pasirinkti. Iššūkiai, su kuriais susidūrėme, yra bauginantis, tačiau jie nėra neįveikiami. Mūsų planetos ateitis priklauso nuo šiandien priimamų sprendimų. Pasirinkę tvaresnį kelią, galime sukurti šviesesnę ateitį. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame energija gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, kur miestai suprojektuoti tvariai, o transportas yra efektyvus ir švarus. Tai yra ateitis, kurią galime sukurti, jei veiksime dabar.